Ar kada nors siekite numesti svorio? O gal netgi pažįstate žmogų, kuris bandė, gal net ne vieną kartą ir buvo nesėkmingas arba nesėkminga, arba numetė svorio ir vėl priaugo, arba tiesiog net nepavyko numesti svorio. Aš esu Kęstutis ir džiaugiuosi, kad esate čia laidoje apie sveikatą. Labai nuoširdžiai esu Jums dėkingas už tai, kad Jūs domitės šią sritimį, kadangi tai yra didžiulė problema dideliam skaičiui žmonių. Šiandien kalbėsime apie tai, ar tikrai reikia jaustis alkanam, jeigu Jūs norite numesti svorio, ir kodėl mes jaučiamės alkani ir kaip to išvengti. Kaip mesti svorį jaučiantis kuo puikiausiai, visiškai jokio alkio. Tai yra įmanoma šiandien dienai ir mes dirbame toje srityje ir jau turime labai gerus rezultatus. Aš pats esu gydytojas, man teko 6 metų praleisti įvairiuose sveikatos priežiūros skyriuose. 2 metus pradirbau traumatologijoje, neurochirurgijoje, ekstraoperacinėje. Ir dabar jau 3,5 metų aš dirbu sveikatos išlaikymo srityje. Taigi nebe kaip sutaisyti sugedusi žmogų, jeigu taip galima pasakyti, bet kaip padaryti, kad mes nesugestume, kad mes visą laiką išliktume sveiki. Ir viena iš didžiausių problemų, šiandien mes kalbame ne apie estetiką, nors tai irgi yra svarbu, tačiau viena didžiausių sveikatos problemų yra viršsvoris. Na ir daug žmonių stengiasi šioje srityje pagerinti savo būklę. Dėl to mes nusprendėme taip pat labai aktyviai pasigilinti į šią sritį ir išspręsti problemas, kurios yra susijusios su svorio metimu. Taigi paaiškėjo, kad dauguma žmonių, jeigu jūs arba jūs pažįstate žmogų, kuris turi viršsvorį, jo kūne yra pasidauginę riebalinių ląstelių, kurios niekada nebeišnyks. Taigi jas galima tik tai laikyti bado būsenoje ir tokiu būdu sumažinti savo svorį. Jeigu svoris dar labiau padidėja, tų ląstelių dar padaugėja ir jos vėlgi niekada nebeišnyks. Vieną kartą žmogus turėjęs viršsvorį visą laiką yra rizikoje vėlgi priaugti svorio. Na ir problema yra tokia, dauguma žmonių sugalvoja mesti svorį, pamažina viso savo maisto kiekį, kas atrodytų kaip ir natūralu ir normalu. Tačiau tiesa yra ta, kad jūsų normalioms ląstelėms reikia statybinių ir kitų medžiagų, kai riebalinės ląsteles reikia laikyti bado būsenoje. Ir tai nėra taip paprasta. Dauguma žmonių valgydami restoranuose, kavinėse ir netgi namuose sumažina medžiagų kiekį ne tik riebalinėms ląstelėms, bet ir bado būsenoje pradeda laikyti savo normalias ląsteles. Ir tai labai kankina dėl to, kad mes jaučiame alkį, o vėliau tai duoda labai blogą rezultatą, nes žmogus vėlgi priauga svorio, kai tik tai vėl pradeda valgyti. Na ir mums pavyko išsiaiškinti kai kurius vienus svarbiausių dalykų, kaip sukelti badą riebalinėms ląstelėms, išlaikant normalias ląsteles normalioje būsenoje. Ir keletas tokių dalykų tai yra riebalinių rūgščių sutvarkymas žmogaus kūne, ką mes dabar aktyviai darome. Aš kalbu apie didžiąją dalim apie omega-3, nes omega-3 trūksta 95% ir daugiau procentų žmonių. Antras dalykas, tai turi būti pakankamas kiekis baltymų jūsų mityboje. Ir trečias dalykas, tai vitaminų, mineralų ir visų kitų medžiagų svarbių jūsų normalioms ląstelėms. Ir ketvirtas dalykas, tai yra skaidulos. Padidinę skaidulų kiekį savo maiste, jūs padidinate tūrį maisto turinio jūsų žarnyne, kas taip pat mažina apetitą. Taigi baltymai, skaidulų kiekis, riebiosios rūgštys ir mes jausimės puikiai. Tačiau kaip subalansuoti tokį maisto mišinį? Ir mes pasidomėjome, ar galime mes tai pagaminti kaip maisto pakaitalą, kuriame būtų visų tų medžiagų.
Ir mums pavyko, šiandien dienai aš galiu pasidžiaugti, kad mes turime 2 rūšių maisto mišinį. Vienas tai yra pagamintas vien tik tai iš augalinių medžiagų, taigi visi baltymai čia yra augalinės kilmės. Šitas maisto medžiagų mišinys atitinka visus įstatymus tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje kaip maisto pakaitalas. Tai reiškia, kad jūs galite jo pakeisti pusryčius ir pietus arba pusryčius ir vakarienę visiškai saugiai išlikdami sveiki ir tokiu būdu savo riebalinės ląsteles priversdami badauti, kai normalios ląstelės išliks visiškai normalioje būklėje ir jums nereikėtų tikėti to, ką aš dabar sakau, reikėtų išsibandyti ir jūs tai pajausite savo kūnu ir pajausite, kad jūs galite be alkio pradėti mesti kilogramus. Kitas maisto medžiagų mišinys tai yra su pieno baltymais. Tai kai kas pasirenka vieną iš tų mišinių, kai kas pasirenka abu, čia priklausys nuo jūsų. O šiandien dieną aš labai džiaugiuosi dėl tų žmonių, kurie jau numetė svorio ir jį išlaiko toje būklėje, kokioje jų svoris jiems patinka. O tie, kas dar sieksite ir stengsitės tai padaryti, kartu su šitais puikiais produktais, aš jums linkiu nuoširdžiausiai sėkmės ir aš labai būtų įdomu susitikti su kiekvienu iš jūsų, tiem, kam pavyks. O dabar labai nuoširdžiai linkiu jums sėkmės ir pradėkite dabar.